plaukiam į Portugaliją, išplaukiam iš įlankos prie Vigo ir vėl susitikom delfinus. Šį kartą jau ne laivo priekyje plaukė, bet šiek tiek paplaukė aplinkui, turbūt pusryčiauja. Prastokai šiandien su vėju. Nežinau, kas čia vyko. Ką tik buvo kibimas ir biški ir pabėgimas, tuo pačiu tik įplaukus į Portugalijos vandenis. Portugališkas tunas buvo užsikabinęs ir pabėgo. Nu nežinau, bet spėjom, kad tunas. Portugališka ubagė velniu. Jo, jis sakė keistai Ž raidę. Artėjom prie Viana do Castelo ir vandens temperatūra tai čia vos siekia 15 laipsnių. Karts nuo karto siekia. Nu, uostelis tai pilnas veiksmo. Ir žemsiurbiai, ir kaitai. Pučia. Daug jėgos aitvarų. Žemsiurbė dirba. Uoste 20 mazgų. Beveik 8 mazgais pagal GPS. 7,6,8. Nu, beveik 8 pagal GPS šveriam. Kiek? 8,2. Įlankėliai tokioj uoste varom savo. Su kaitais. Varom švartuotis, o čia tūsas vyksta, zonas garsiai groja. Mes lendam pro pasukamą lieptelį į mariną. Prisišvartavom Viana do Castelo marinoje, kuri randasi arčiau tilto. Čia šiaip yra dvi marinos, viena tokia labiau uosto marina, kita už pasukamo tiltelio. Inkaruotis negalima, jeigu yra vietos marinoje. Marina randasi ganėtinai arti miesto centro, čia važiuoja automobiliai, mieste vyksta veiksmas, yra kažkoks tai turgelis, groja muzika garsiai, eisime į dušus ir tada keliausime į restoraną, kurį rekomendavo marinos prižiūrėtojas. Nu, šauniai išsitriškiam, buvo karšto vandens, kas pasirodo ne visą laiką pasitaiko. Fainas dušas, rekomendacionės. Varau atgal į laivą, apsidžiausim rankšluostį, susiruošim, varysim į miestelį. Uostelis yra upėje ir matosi, kokia srovė dabar eina link vandenyno. O mes visi išsimaudę, švarūs, gražus, prisikvėpinę, išsičiustyję, varom į miestą papietauti. Pavakarieniauti. Mieste vyksta kažkokia šventė ir stovi paviljonai, pardavinėja visokius drabužius ir dirbinius. Atrodo ganėtinai autentiškai, labai gražu. Va, portugalai pasiruošė jau kalėdom. Susiruošėm su Joana į žygį, bet prie žygį reikia kavos ir vietinių pyragaičių. Mes lipsim į vienuolyną ir dabar pamatėm, kokie laiptai mūsų laukia, tai biškai iššoko akis ant kaktos. Čia dar nieko, čia tik pradžia. Ai, nu va ten tęsis. Biškai gaila, kad toks rytas pro rūką. Bet gal kol užlipsim dar prasiblaivys. Nu, užlipom į kalną ir wow, pažiūrėkit koks vaizdas. Kokia panorama. Užlipom į vienuolyną ant kalno.
tai dėja jisai irgi yra rūke. Ir nuo šito vienuolyno atsiveria nuostabi panorama į senamiestį. Reikėjo paprašyti Joanos, kad garsiau sakytų, tai nebūtų reikėjo man sakyti. Bet jo, leidžiame žemyn ir biškiai jau prasisklaidė rūkas, tai bent matom, kur einam. Ten tolumoje matosi tiltas, prie kurio yra marina, kurioje esame sustoję. Tai dabar einam atgal, sustosim Pastelerijoje, kavinukiai nupirksim į laivą skanumynų. Praėjom pro šitą aikštę vakar ieškodami restorano, kuris buvo uždarytas. Einam ir šiandien. Užsipirkom Pastelerijoje visokių skanių saldumynų ir buvo pastel denata karštas dar atneštas mum. Pusryčių stalas paruoštas toks portugališkas. Pastel denata, bandelė su migdolais, bandelė su mėsa. Ar džiaugiesi pusryčiais? Išplaukiam iš Viana de Castelo. Do Castelo. Vyksta kransų susirinkimas, tapkių susirinkimas. Visos tapkės susirinko, dabar aptarti dienos planą. Tapkės kransais ir švartovai. Plaukiam visiškam rūke ir bandom išvengti va tokių bojų ant vėliavėlių. Bojų su vėliavėliam, kurios manom, kad yra krabų gaudyklės. Va, prie porto krantų vėl delfinų turim. Artėjom prie Porto uosto. Porto, Portugalija. Atplaukiam į Porto, inkaruosimės upėje. Porto miestas. Išmeloja. Nu, pasikeitė srovė, turim juostą. Dabar stosim kažkaip skersai tikriausiai. Pasitiktų srovė ten. Sakai? Galingesnė už vėją. Nu žiūrėk, kad nestovi prie to. Išneša šito šniūras. Šniūras kažkur dingo. La, tada. Pala. Jau jis čia pas mane. Ir apsiviniojo. La, apsiviniojo. Mala viską. Stovim Porto ant inkaro ir dabar yra išeinantis srovė dviejų mazgų su viršum netgi. Tai vien stovint ant inkaro atrodo, kad plaukiam, kai pasižiūri žemyn. Ir dabar grįžinėja laivai iš jūros, nes ką tik nusileido saulė, tai matomai varė visi palydėti saulės. Ir grinai matai, kaip jie kovoja plaukdami į srovę. Beje, šiandien teko pralukštent man vieną maišą, nes beplaukiant Portugalijos jau pakrantę link Porto, gulėjau priekyje, buvau nuėjus pailsėti. Ir išgirdau, kaip Joana kviečia mane ateiti ant denio. Tai iškart supratau, kad turbūt jau yra orkų aplinkui laivą. Ir nieko negalvodama šokau iš lovos,
bėgau ant priekio, atsirišau maišą ir jau pyliau smėlį, nors paaiškėjo, kad iš tikrųjų ne orkos buvo šalia mūsų, o pamatė pilkąjį delfiną. Tai Egis pamatė išlindusi peleką, kuris atrodė ne kaip delfinų, kuriuos mes čia matom kiekvieną dieną, kažkoks kitoks, smailesnis, ir matėsi, kad tai yra didesnis gyvūnas plaukiantis šalia laivo. Pamatė ir Joaną ir vat įvyko toks sujudimas. Tai greitai pasukom laivą arčiau link kranto, nes gylis buvo virš 20 metrų. Jo, visi pasiruošėm, bet viskas gerai, paaiškėjo, kad kaip ir false alarmas. Bet gerai būt pasiruošus, ramiau ant širdies. Esam budrus labiau dėl to, kad vakar grinai priešai Porto, berods 8 jūrmylės nuo Porto į vakarus, įvyko užpuolimas. Tai orkos, kuriuo šiuo metu panašu, kad kyla link Galicijos, plaukia į šiaurę, kažkiek apstumdė vieną laivą. Tai porą kartų, kaip supratau, stuktelėjo į laivo vairą. Laivo vairas nenukentėjo ir jie galėjo tęsti savo kelionę toliau, bet vat jau įvyko toks susitikimas su berods 2 ar 3 orkom. Tai va, tikimės, kad mes su orkom šiandieną prasilenkiam, bet vis tiek, kadangi jų yra apie 50, turim išlikti budrus ir stengtis plaukti arčiau kranto, mažesniuose gyliuose, kad būtų nedaugiau 20 metrų, bent jau tokios yra rekomendacijos tam, kad jų išvengtumėm ir nereikėtų stoti, remontuoti laivo, iškelti jo iš vandens ir bandyti atstatyti iš naujo vairo plunksną. Tai va, tokios tokelės, viskas sėkmingai, pasiekėm Porto, tokia gan reikšminga stotelė šitoje kelioniai, didelis didmiestis, liksim čia dienai ar keliom, pasižiūrėsim, kaip šitas miestas atrodo. O čia toliau laivai į srovę bando linguoti. O štai čia visa diskoteka netgi ant vandens, palydėjo saulę, grįžta atgal į uostą. Atsikėlėm, papusryčiavom, susiruošėm ir plaukiam upę į viršų į Porto miestą. Šiandien visą dieną ruošiamės po jį vaikštinėti, pažinti Porto grožybės visokiausias. Dabar yra išeinanti srovė, didelė Porto upė, Douro upė. Tai po keletą mus čia veža iš laivo plukdo, nes labai sunku dingiui į tą srovę įkopti. Laive būnant, tai iš vis atrodo, kad plauki, taip teka vanduo. O, pinigėlį. Tai dabar galėsi sugalvoti norą ir mesti į vandenį. Arba į fontaną. Pasilaikyk ir nuneši į fontaną įmesi. Ieškus sliekų. Vaizdas toks kaip truputį į praeitį nusikėlus, gan autentiškai atrodo. Įdomiai žalia boja iškelta ant stulpo. Suvalgiam po tokį sumušteką ir kelsimės keltuvu ant tilto ir eisim per upę į kitą pusę. Nu, čia kaip kalnuose, žinok, su tokiais irgi kelia. Einame per tiltą. Šitie laiveliai buvo naudojami vyno bačkom plukdyti. Sustojom pavalgyti natų, žmonių milijonus.
Kas gero? Daug žmonių? Daug žmonių. Biški nevargina tavęs? Biški vargina tas kiekis žmonių. Neįsivaizduoju, kaip čia vietiniai gyvena. Ištisai tokiam kiekiai žmonių. Atėjom į traukinių stotį, nes čia viskas gražiai plitutėm išklijuota. Keramiko. Labai visi rėkia. Didelis triukšmas čia. Atėjome iki Porto Rotušės. Žiūri, kas čia per pastatas. Ogi čia McDonald's. O tokia piratų gatvelė čia. Piratų rajonėlis. Nusileidom į rajoną prie upės, kuris randasi, vadinasi Ribeira. Rajonas tęsiasi palei upę. Užsisakėme francesiną, tokie sumuštiniai paskandinti padaže, Galim papjauti. su bulvytėm, su visokiais kiaušiniais, su mėsom, o dešros eina ragau. Pasakysiu, ar patinka, ar reikės grąžinti ir paprašyti kažko kito. Pasakai kaip Radzevičius. Skanu. Neblogai. Neblogai ar visai nieko? Skanu. Pavalgiam francesinų, buvo visai skanu, antrą kartą gal neužsisakinėčiau, nes sąžinė graužtų, bet šiaip tikrai rekomenduoju, jeigu esat Porto, šito dalyko paragauti. Toks išskirtinis sumuštinis, šiek tiek primena vengriškus kniedlikus, o gal ne vengriški jie, negali būti, kad čekiški, gal čekiški. Pataisysit, jeigu žinosit. Ir nusprendėm, kad link laivo grįšim pėstute. Reikia išjudinti savo francesinas. Pamojuok. Kaip šitas tiltas vadinasi? Luiza kažkoks. Luizo tiltas. Uždės Monika subtitrą. Luiz tiltas vadinasi. Nuo jo vietiniai vaikai šokinėja. Nu, šokit greičiau. Juostelė baigė. Deginat man juostelę. Nu, sukaupė drąsą. Nu, šokit bailiai. Kaip tam ten neatsibodo kabėti kitoj pusėje tilto. O, vienas stojasi, kaupėsi. O, persižegnojo ir vava! Tiltą, kurį perėjome per viršų, dabar pereisim per apačią. Čia yra dvi dalys. Viršutinė, apatinė. Tokia vietinė kavinukė, bandelių su menke. Priparkavom dingį, kitapus upės ir eisime pasivaikščioti. Šiandien vėl Porte. Portas toks apniukęs, paniręs į rūką. Dabar vandens lygis toks, turėtų grįžus pakilti. Paspirtukas biškį povandeninis toksai.
Šita upės pakrantė, daug kas bėgioja, važinėja dviračiais, sportuoja žmonės, veiksmas vyksta. Kiek čia visokių skanumynų. Privalomas sustojimas pastelerijoje. Paragauti skanumynų. Čia yra pastel denata, o čia pyragaičiai su menkė ir su mėsa. Taip? Su krevetu. Ai, gal krevetų dalykus. Atėjome iki pliažo ir įplaukimo į Dūro upę. Einam iki Švyturio. Matosi, kaip apsisuko srovė ir pradeda kilti vanduo. Putos iš jūros keliauja į šitą tokią įlankėlę. Aplankėm Švyturį. Kaip manai, kur čia nueisim? Skamba kaip viduramžių šventė, bet škotų. Eik viduramžių į priekį. Trauksim mašiną iš parkingo, važiuosim pramogauti. Vakarieniai bus krevetės su šparaginiam pupelėm, su česnaku, su kukurūzais ir su pimientos padrum.